nerimas, nes jau artėja savaitgalis. O kai bus savaitgalis, bus dar didesnis nerimas, kai kam net įtampa ir baimė. Todėl, kad visi reikalai, visa informacija, tai, ką aš galiu daryti, liko ten. O dabar aš nekontroliuoju. Ir šita problema yra pas daugelį vadovų. Jie taip įninka į savo darbą ir savo veiklą, bedami tos atsakomybės prieš partnerius, kolektyvą, užsibrėždami kažkokius tai tikslus, kuriuos pasiekti būtina, jie jau nebemato savo asmeninio gyvenimo. Ir išėję į atostogas arba savaitgalį, vietoj to, kad būtų su savo mylimais vaikais, kad praleistų laiką ir konstruotų santykius su savo artimu žmogum, jie gyvena įtampoj, susierzinę, nervuoti. Jie patiria kai kurie nerimą ir baimę. Ir nors tam nėra jokio racionalaus pagrindo, jie negali ilsėtis, jie negali persijungti. Jeigu jaučiat, kad jums taip yra, vadinasi, jūs jau nemokate atskirti savo tikro gyvenimo ir savo gyvenimo veikloje. Jūs bijote paleisti tam tikrus dalykus. Nors kai kuriems iš jūsų tikrai tai buvo, kad išvažiavote į atostogas, kažkaip pavyko išsiblaškyti ir paleisti visą tai, ir supratot, kad nieko blogo ir neatsitiko. Kad per tą laiką nelabai kažkas ir pasikeitė. Vadinasi, visos jūsų projekcijos buvo čia galvoje. Ir tik psichologiškai paleidus tuos dalykus galima vėl susigrąžyti savo pilnavertį, kokybišką gyvenimą ir išmokti gyventi ir darbe, ir savo asmeninėme gyvenime. Taigi, jeigu jums reikia pagalbos ir jaučiat, kad jūsų nerimas savaitgaliais ir atostogose užkniso juodai, jūs nenorit daugiau patirti tos įtampos ir norit pagaliau atsipalaiduoti, skirti laiką savo brangiausiems žmonėms ir savo, kaip pačiam brangiausiam ir mylimiausiam, kreipkitės, aš tikrai jums galiu padėti.